Dėl dividendų politikos čia reikėtų kalbėti ir su finansų ministerija, tai tikrai nėra mūsų ministerijos klausimas, nes esu priklauso finansų ministerijai, bet tą klausimą tikrai galima iškelti ir turėti tą diskusiją. Vis dėlto kaip tos infrastruktūrinės įmonės, kaip tą pelną turėtų paskirstyti. Ar turėtų į dividendais, ar turėtų būti investuojamas. Tai čia tiesiog mes grįšime su šituo atsakymu, nes šiai dienai tikrai negaliu atsakyti, nes tiesiog... Aš tik tai norėčiau pažymėti, kad dividendų išmokėjimo ar aplamai valstybės valdomų įmonių veiklos tikslų politika yra bendro lygio, tai yra vyriausybė 3 metams nustato valstybės valdomoms įmonėms siektinus rodiklius ir tikslus. Ir paprastai daugeliu atveju dividendų išmokėjimas tuose tiksluose yra numatytas. Dabar kiek tai susiję su Igničio grupiai kaip holdingui nustatytais dividendais, yra rodikliai nustatyti tiek finansų ministerijos lūkesčių rašte, kurie atitinka vyriausybės nustatytus rodiklius. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai vėlgi, ar mes pakankamai gaunam tų dividendų, ar ne, ar galima didesnę pelno dalį nukreipti investicijom, tai vėlgi čia turbūt svarbu atkreipti dėmesį ir tai į šiandieninę situaciją. Šiandieninė situacija yra tokia, kad Ignitis grupė yra listinguojama. Tai yra įsipareigojimai ir privatiems investuotojams. Ir tas dividendų politikos išlaikymas yra tikrai svarbus elementas, kurį mes turėtume vertinti. Nes nemokėti dividendų arba dividendų politiką, ta prasme, keisti pernelyg dažnai, tai irgi nėra tvaru ir grupės jau viso holdingo finansinio pajėgumo mastu.